galvoju, kad aš tai manau, kad jūs man ta neliečiamybė galimai nepanaikinta, kad aš jaučiam pareigose, kad nekandidatuočiau. Ar jūs norite kandidatuoti? Aš manau, kad aš teisėjai jau nebegaliu. Ir man kitos išeiti. Ieškant tiesos nelieka. Manau, kad galėsit daugiau daryti problemas. Manau, kad tikrai. O sakykite, kaip vertinant dabar Grinaitės tokius pasakymus paskutinius, kaip aš kalbėjau apie tai, kad esą jūs prašys apklausti dar kartą mergaitę, kad jis neįgti viską, kas buvo sakyta jūsų namuose. Kaip jūs vertinate? Tai kaip reikėjo tikėtis, kad mergaitė galimai vaistais, galimai kažkas daroma. Tai mergaitė apklausta dar po 5 kartus ikiteisminio tyrimo metu kompleksinė, psichiatrinė, psichologinė ekspertizė specialistų išvadus, nefantazuoja, jinai kalba tiesą. Ir čia nėra jokių abejonių, tai prokuratūra pripažino. Tai tada visiems prokurorams turi būti pradėti ikiteisminiai tyrimai. Tai apie ką eina kalba. Tai aš tai nenoriu net kalbėti apie tai, nes mergaitės visas gyvenimas yra sugadintas. Jinai atsidūrė toje aplinkoje, apie kurią kalba kaltinamajam akte, kad jinai buvo seksualiai išnaudota. Tai jinai šiuo metu yra toje aplinkoje dar nepabaigus pedofilijos bylos. Tai dar pasiklausiu, tai manot, kad teisėjimai jums siekiama užkirsti kelią ir būtent tom visais metamais kaltinimais, kad būtent nepatektumės ir negalėtumės. Tai aš manau, tai skatinamais, tai aš manau, čia kurpiamos bylos, kad galbūt aš būčiau nuteista, ne tik teisėjimas, bet ir dar nuteista, štai kad aš ieškojau tiesos. Bet sakau, žinai, aš 10 metų prieš tai dirbau, man ne vieną kartą jokia dažnai byla nebuvo iškelta. Ir kaip pasidėjau pedofilijos byla, tai byla po bylos. Dabar 7 byla bus keliama. 7 ir 8 tikriausiai. Tai jūs sąmoningai tuo siekiant, ar ne? Jau štai, jūs manot man kelią. Mano darbą. Dėkuoju.